Aš domiuosi sportu, aš karts nuo karto pažiūriu rezultatus, pavyzdžiui, kaip sužaidžia ten NBA komandos arba LKL komandos, bet kaip tik besiruošdamas šitam susitikimui bendravau su viena iš mano kolegijų ir mes kalbėjome apie tokį Džoną Amaečią. Galbūt esat girdėję, buvo toks NBA krepšininkas, man atrodo, jis yra pirmasis NBA krepšininkas, kuris prisipažino, kad yra gėjus. Dabar jis jau baigė, mano žiniom, doktorantūrą ir dirbo su emocinio intelekto, reiškia, dalykais. Ir vieno renginio metu jis kaip tik pasakojo apie savo patirtį su sporto žurnalistais. Sako, sporto žurnalistai skirtingose šalise be abejo šiek tiek skiriasi, bet jie tuo pat metu yra labai panašus. Kažkodėl tai jie, sako Džonas Amaečius, labai dažnai žiūri mūsų sportą ar bet kokią kitos sporto šaką. Jis kalbėjo ne vien apie krepšinį, paviršutiniškai. Jiem kažkaip įdomu sužinoti, kokie yra rezultatai, kas ten dedasi šiek tiek komandoje, kažkaip gyvenimo būdo istorijos. Bet jie nesirišta ir neaišku, ar čia neturi laiko, ar neturi noro gilintis ir kalbėti apie tikrasis problemas, apie tai, kuo gyvena komandos, ar yra komandose patyčios. Jis kalbėjo apie juodaodžių, pavyzdžiui, žaidėjų problematiką Amerikoje. Ar yra kokie nors kiti iššūkiai, ar yra, pavyzdžiui, ta pati korupcija, kokie nors susitarimai, ar yra kokie nors užkulisiniai žaidimai. Ir tam pačiam Džonui Amaečiui tai buvo viena iš didžiausių sporto žurnalistikos problemų. Aš nesu profesionalus sportininkas, niekada juo nebuvau. Tai man labai sudėtinga suprasti, kaip jūs atrodote Lietuvoje krepšinio arba futbolo atstovom, ledo ritulio žmonėm. Bet aš įsivaizduoju, kad galbūt čia ir yra toks vienas iš esminių klausimų. Kam jūs skiriat daugiau dėmesio? Ar jūs, pavyzdžiui, tyrinėjate tai, kas vyksta klubuose? Pavyzdžiui, mes padarėme praeitais metais tyrimą apie nesąžiningas rungtynes. Apie tai, kad dažnai rungtynės yra parduodamos, apie tai, kad sportininkai patiria spaudimą iš komandos draugų, agentų, iš klubo savininkų. Mes žinome, kad tai vyksta futbole, krepšinė, mes suprantame, kad žmonės dažnai stato už savo rungtynes. Aš nežinau, ar atsirado kokie nors, pavyzdžiui, tyrimosios žurnalistikos straipsniai arba kas nors redakcijose pradėjo šituo klausimu domėtis dar daugiau, negu kad kažkaip skir daugiau dėmesio pranešimam spaudai. Ne. Kesminas rašė, o kažką. Ai. Jis rašė, taip, jo. Nes mes pajutume tą tokią padidėjusi dėmesį. Pavasarį, vasarą, rudenį vis tiek daugiau žmonių pradėjo, man atrodo, naudotis duomenim ir šiek tiek daugiau, reiškia, kamantinėti federacijas arba klubo atstovus. Tai vat, toks mano pagrindinis klausimas. Ką galima su tuo padaryti? Kaip galima padėti jum skirtam daugiau dėmesio, ar tai yra įdomu. Ir aš suprantu, kad tai šiek tiek pretenzinga, ar ne iš mano pusės ateiti ir pradėti, reiškia, kamantinėti jūs, o ką jūs čia dar galite padaryti, nes problema tai yra milžiniška. Ir mes suprantame, kad jinai per vieną mėnesį neišsispręs. Pasakykit, kaip jums atrodo, kaip turėtų tai atrodyti. Paskambinau, pavyzdžiui, Pauliui Matijūnui. Labą dieną, Pauliui Matijūnui. Sakykit, ar Žalgiryje yra lažybų? Jis ką, sakys, jo, man jam kūnas užmetė, kad ten jau grįžti taškų. Oi, tai ne man jums sakyti, kaip tai turi atrodyti. Visą prasideda nuo šaltinio. Pas mus šaltinio žmonės kažkas labai mažai yra. Aš suprantu, tai mano kokia nuomonė apie tai yra štai kokia. Aš suprantu, kad kai kurios sporto šakos Lietuvoje vis dar yra ne tai, kad tabu, bet jos yra nepatogios. Apie jas rašyti galbūt nėra visai prasminga ir neapsimoka, nes jos turi šventos karvės statusą. Taip, bet aš manau, kad laikai keičiasi ir aš siūlyčiau štai kokią logiką, kai mes jau kalbame apie atskaitingumą, skaidrumą, reiškia korupciją. Kas finansuoja Lietuvoje sportą? Mes apie tai nemažai diskutavome su kolegom. Savivaldybės. Kieno savivaldybių pinigai? Žmonių. Štai, tai jeigu mes kalbėtumėm apie sportą kaip apie visiškai privatų reikalą, aš suprasčiau, kodėl pokalbis gali būti sudėtingesnis. Bet realybė yra tokia, kad labai dažnai sporto klubai išsilaiko iš mokesčių mokėtojų pinigų. Dabar, kokia forma dažniausiai yra registruojami klubai?
viešosios įstaigos. Tai jeigu tai yra VŠI, ar VŠI yra kokie nors reikalavimai, kurių jie turi laikytis, jos turi laikytis? Yra. Ar laikosi? Klausimas dėl to paties Žalgirio, ar ne? Tai vat, ir man būtų tikrai smalsu suprast, ar tikrai nėra temų ir galimybių užduoti taip pačiai savivaldybei, klubam vieną kitą klausimą, kuris padėtų mums geriau suprasti, o kaip tie pinigai yra išnaudojami. Aš tai nesu prieš. Jeigu, pavyzdžiui, žmonės nusprendžia, kad taip yra geriau, mes kalbam ne apie tai, kad reikia duoti arba nereikia duoti. Mes kalbam apie tai, kad jeigu tu gauni tuos pinigus, tai mažiausiai turi atsiskaityti, o mes kaip visuomenė galim reikalauti aukštesnio skaitingumo standarto, nes viena yra reikalauti didesnio skaitingumo iš įmonių, UAB, ir tada jos gali pasakyti, kad mes neturim tam laiko ir galbūt neprivalom, nors ta logika irgi keičiasi, pasaulyje dabar vis daugiau dėmesio yra skiriama ir privataus sektoriaus atskaitingumui. Pavyzdžiui, visai neseniai pasirodė pasaulinės tyrimas apie tai, kad stambiausios Lietuvos, o pasaulio bendrovės vis dėlto turėtų atsiskaitinėti pagal tai, reiškia, kiek padalinių skirtingose pasaulio valstybėse turi, reiškia, ar turi kokią nors antikorupcinę programą, ir ar teikia, pavyzdžiui, bent pradinius duomenis online, ar galėtum prieiti prie šitų duomenų viešai. Pavyzdžiui, dabar darysime tą patį su Lietuvos bendrovėm, su savivaldybių įmonėm. Tai tu matai, kad tas pokalbis keičiasi. O čia jau net nėra bendrovės, yra VŠI ir yra savivaldybių pinigai. Tai vat, kažkaip toks yra atsakymas. O kodėl ne? Jeigu tai yra mūsų pinigai. Tai tiek. Tada pateik pavyzdį iš Ježevo čia Lietuvos nepaskelbė savo duomenys, kiek surinko per metus kasai. Ir ten buvo toks skaičius, kad vadovaujančiam personalui išmokėta $40 milijonų. Lietuvoje 40 milijonų. Ai, taip. Bet jie pasakė, buvo klausimų, kiek kam gavo planeris, kiek jį pasakė, mes to neskelbėme. Tai pavyzdžiui, pasaulio mastu tokia, kuri Fertilė Eiviso yra bendrys. Tai aš manau, kad tai, kad pasaulio čempionatas Katare vyks spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais, visiems yra labai akivaizdus pavyzdys, kaip neturėtų vykti sprendimai. Taip, ir kokios blogų sprendimų pasiekmes. Tai, kad FIFA nepaviešino net savo, reiškia, nepriklausomos etikos komiteto, reiškia, ataskaitos, jo tyrimo, kurį darė, reiškia, tas teisėjas amerikietis. Ne teisėjas, bet, reiškia, tas amerikietis, kuris turėjo atlikti nepriklausomą auditą. Kas įvyko. Man atrodo, irgi sako labai parodo labai aiškiai, kas vyksta sporto pasaulyje, kad iš tikrųjų yra labai daug problemų. Bet tai nėra jokia naujovė. Man atrodo, kad naujiena yra tai, kad mes apie tai dabar kalbam žymiai daugiau negu prieš 10 metų. Ir tai, kad FIFA yra šiuo metu taip kritikuojama, irgi yra gerai, nes reiškia, kad mes suprantame, kad tai nėra tabu ir apie tai galima kalbėti. Aš kažkaip nesiimčiau teigti, kad vien dėl to, kad FIFA kažko dabar nepasako, suprask, tai turėtų būti prasta žinia visiems kitiems. Jie nėra geriausias standartas ir geriausias pavyzdys. Yra daug kitų asociacijų ir daug kitų organizacijų, kurios, man atrodo, kažkaip tvarkosi šiek tiek geriau. Paimkime tą patį NBA arba bet kokią kitą profesionalią JAV lygą. Man atrodo, kad šioje vietoje kaip tik iš jų ir galima paimti vieną kitą geresnį pavyzdį. O tai, kad futbole yra labai daug pinigų, čia jokia paslaptis. O tai klausimas tame, kokie veiksmai yra daromi, ne tai, kad mes kalbam daug apie tai, kad ta pati FIFA yra korumpuota organizacija šiuo metu, tai bent jau atrodo. Taip. Nelabai skaidriai, o veiksmai kokie, kažkas ten teismuose, kažkas sėdi, kodėl to nevyksta? Aš nesu įsigilinęs į pasaulinio, reiškia, futbolo klausimą tiek daug, kad galėčiau jums drąsiai komentuoti, kas šiuo metu vyksta. Prisipažinsiu, kad man aišku tik viena. Aš manau, kad labai paprasta pasakyti, kad žiūrėkit, yra blogai kitur, tai reiškia, tai yra priežastis, kodėl mes nieko neturėtume daryti Lietuvoje.
aš atskirčiau tuos pokalbius. Aš, kaip ir minėjau, manau, kad mes turėtumėm klausti savęs, o tai kas vyksta Lietuvoje, kuo baigėsi ikiteisminiai tyrimai, jeigu jie yra pradedami, ar keičiasi federacijų nuostata, pavyzdžiui, daugiau kalbėti apie skaidrumą, atskaitingumą, viešinti kažkokius tai dalykus. Man atrodo, kad praeitais metais ir futbolo ir krepšinio federacijos padarė didelį žingsnį į priekį, bent jau pripažindamos, kad susitarimai sportai tikrai egzistuoja. Man atrodo, kad krepšinio atstovai tikrai parodė gerąjį pavyzdį, viešai pasakydami, kad jie nori šitą problemą bent jau iš dalies spręsti. Su futbolu be abejo yra šiuo atveju paprasčiau, vien dėl to, kad tos problemos yra žymiai plačiau žinomos. Tai man būtų smalsu pamatyti, kaip federacijos reaguoja į jūsų užklausas, į naujus duomenis, ir man atrodo, kad jūs vaidinat labai svarbu vaidmenį šiame pokalbėje, nes be jūsų domėjimuose tikėtis, kad federacijos arba sporto atstovai jaustų spaudimą, būtų labai sudėtinga, nes mes kaip nevyriausybinė vis tiek dirbam su skirtingom sritim ir mes noriai skirtumėm tam klausimui dėmesio, jeigu mus kviečia, jeigu, pavyzdžiui, prašo kokių nors patarimų arba pagalbos, mes dažnai net nežinome visų atsakymų, bet mes suprantam, kokius klausimus galima užduoti ir kaip galima pasidalinti patirtim iš kitų sričių. Bet jūs esate ta pagrindinė varomoji jėga, mano akim. Ir tai nėra blogai, tai yra labai gerai. Pavyzdžiui, apie Lietuvos futbolo federaciją, kaip sako, čia reikia išėsti tiekti, šitą programą, iš tiesų tai yra labai sunku su jais dirbti, galime pasakyti savo patirties. Manau, visi sutiktų, kad visų pirma mes negalime pasiekti futbolo federacijos vadovo ar atsakingų asmenų telefonu, jos visada reikia klausti tik tai užklausas, kuriuos dažnai jie neatsako. Tas nesenas atvejis su trinkeliais kojos, kurie buvo įtariami su tokiamis rungtynėmis ir federacija nepaaiškino realiai, kodėl tai buvo, neatskleidė tų faktų ar kažkokios medžiagos, kurios turėtų kalbėti su tais žaidėjais, kurie irgi nelabai nori kalbėti, nes klubas kaip ir nelabai jiem leidžia kalbėti, bet jie sako, kad jie tikrai nebuvo susiję, tada praeina mėnesis ir tas posėdžio metu nusprendėm, kad iš 3 tik vienam paliekama apeliacija ir federacija, aš padariau užklausą ir niekaip man nepaaiškino, kodėl tiem kitiem dviem buvo panaikinti įtarimai ir kodėl tie 2 žaidėjai negalėjo net 2 mėnesius žaisti, nors galiausiai paaiškėjo, kad jie nieko nebuvo kalti. Iš jų buvo atimti tie 2 mėnesiai diskvalifikacija ir supašta kažkokią reputaciją. Tai aš manau, ir aš manau, kad čia nėra, manau, kad federacija tokių dalykų negali pakomentuoti. Ir tu negali jų priversti, nes ką tu darai paskambinę, pasako, atsiųskit dėl paštų, tu nusi dėl paštų ir jie nereaguoja. Čia nėra. O kiti turi panašios patirties, taip, kažkaip nebendrauja. Irgi kažkaip. Ne, mano klausimas būtų truputį kitoks. Iš esmės, kiek aš bendravau pernai daugiau su futbolo federacija, tai nebuvo problemų bendrauti su jais. Ir pernai metų pavyzdys, kad federacija imasi tam tikrų veiksmų, kad būtų nubausti ir klubai ir žaidėjai, bet viskas to ir išsibaigė. Tai yra niekas iš teisėsaugos nesima nieko, kad būtų sustabdyta ta manipuliacija sporte. Tai klausimas man yra, ar tuos darbus turėtų dirbti federacijos, ar tai yra aukštesnių Lietuvos instancijų reikalas spręsti visas tas problemas? Aš manau, kad jūs patys žinot atsakymą. Manau, kad federacijos turi rodyti kelią ir užtikrinti tą minkštą veikimo dalį. Aš manau, kad tikėtis, kad, pavyzdžiui, Vidaus reikalų ministerija pasiūlys dar kokią nors pataisą baudžiamajam kodekse arba kokiam nors kitam įstatyme, Seimas priims, reiškia, kokio nors straipsnio pataisą ir teisėsauga iškart pradės šitom galimybėm naudotis, yra šiek tiek naivu. Aš manau, kad tai vis tiek užtruks. Juolab, kad nėra iki galo aišku, sutikite, ar teisėsaugos pareigūnai šiaip pakankamai patogiai jaučiasi su šita tema, nes man regis, kad su sportu yra labai lengva save cenzūruoti ir žinoti, kad kai kurie dalykai tiesiog nėra iki galo patogus. Be abejo, tai yra tik spėlionės, mes galime su jumis tiesiog vertinti tai, ką matome, kaip vyksta kai kurie ikiteisminiai tyrimai, kodėl jie, pavyzdžiui, galim klausti, kodėl jie prasideda po, pavyzdžiui, tarptautinių kokių nors, reiškia, kolegų paraginimo.